Jei namuose turite seną garso aparatūrą su milžiniškais garsiakalbiais, bet jos nebegalite naudoti, nes nebeklausote CD, kasečių ar radijo. Su tuo, ką šiandien jums parodysiu, galėsite suteikti naują gyvenimą savo senai garso aparatūrai, padarydami ją daug modernesnę ir suteikdami jai tokį jungiamumą, kokią šiandien norime. Sveiki, inžinerijos mėgėjai! Ar kada nors susimastėte, kiek senų garso kolonėlių turite? Galbūt iš mini sistemos, kuri jau nebeveikia, arba iš garso aparato, kuris buvo pakeistas. Jos guli kažkur jūsų namuose, kaupia dulkes. Jos gali turėti puikų garsą, garso kokybę, kurios daugelis šiuolaikinių pigesnių įrenginių nesugeba atkartoti. Tačiau jos lieka pamirštos, nes neturi tokio ryšio, kurį šiandien taip vertiname. Juk kas nenorėtų patogumo leisti mėgstamas dainas tiesiai iš telefono, be laidų ir be jokių sudėtingumų. Tai yra įprasta realybė daugelį namų, taip pat ir mano. Tobulėjant technologijoms, mūsų muzikos klausimo įpročiai smarkiai pasikeitė. Mes perėjome nuo kompaktinių diskų ir kasečių prie skaitmeninio transliavimo, o Bluetooth patogumas tapo beveik standartu. Bet ką daryti su tais tvirtais garsiakalbiais, mediniais korpusais, aukštos kokybės garso komponentais, kurie tiesiog nebetinka šiame naujame kontekste? Kai kuriems, kaip ir man, būtų tikra švaistymė juos išmesti, ar ne? Ir būtent čia atsiranda technologinės perdirbimo idėja, arba kaip mums patinka vadinti, protingas pakartotinis panaudojimas. Užuot prisidėję prie elektroninių atliekų didinimo. Ir leisti pinigus perkant naujas Bluetooth kolonėles, kurios galbūt nesuteiks tokios pačios garso kokybės, kodėlgi nesuteikus šanso savo senai įrangai. Gera žinia ta, kad tai ne tik įmanoma, bet ir stebėtinai paprasta bei prieinama, leidžiant jums mėgautis aukštos kokybės garsu su visais šiuolaikiniais patogumais. Bet kaip tiksliai galime padaryti, kad ši magija įvyktų? Šios transformacijos raktas slypi mažame, bet galingame elektroninėme komponente – Bluetooth modulyje su integruotu stiprintuvu. Anksčiau galia, kurią garsas perdodavo garsiakalbiams, buvo visiškai analoginė ir naudojo transformatorius, maitinimo šaltinius, lempas bei įvairius didelius įrenginius, kurie užimdavo daug vietos garso kolonėlės viduje. Tačiau šiandien technologijos pažengė į priekį ir dauguma šių įrenginių telpa jūsų delne. Įsivaizduokite kompaktišką įrenginį, kuris gali priimti signalą iš mobiliojo telefono per Bluetooth ir tuo pačiu metu sustiprinti tą signalą, kad jūsų kolonėlės são antigas possam reproduzi-los com toda a sua potência e clareza. Kaip suteikti modernų protą ir naują širdį klasikiniam kūnui. Rinkoje yra įvairių pasirinkimų šiai užduočiai atlikti ir viena iš jų išsiskiria savo patogumu ir funkcijomis. Tai šis įrenginys Bluetooth 5.0 imtuvo modulis su Cinelink stiprintuvu. Tai tas įrenginys, kuris pasirodys jūsų ekrane, čia, apačioje. Ir tai reikia paspausti ant produkto, kuris pasirodys, kad galėtumėte įsigyti. Nusipirkti tokį patį ir ne. Šis vaizdo įrašas nėra remiamas. Aš tikrai nusipirkau šį modulį internete ir rimtai, aš jį nuolat naudoju ir kaip sako baronis, nusipirkau, turiu rankoje. Tai einam išbandyti šitą daiktą. Beje, šis modulis yra puikus atspirties taškas tiems, kurie ieško sprendimo, kaip suteikti naują gyvybę senai garso aparatūrai. O išskirtinumas tas, kad jis jau turi įmontuotą stereo stiprintuvą. Vadinasi, jums nereikia papildomo stiprintuvo jūsų pasyvioms kolonėlėms. Kitaip tariant, žinote tą didelę dėžę su daugybė mygtukų iš jūsų seno garso aparato. Tai va, ją galite išmesti ir naudoti tik jo kolonėles. Tai gerokai supaprastina projektą, padaro jį paprastesnį ir su mažiau komponentų. Bet įdomu tai, kad šis modulis jungiasi prie senų kolonėlių, lygiai taip pat, kaip jos būdavo jungiamos prie senų garso aparatų. Tiesiogiai, laidais, per jungtis. Procesas yra intuityvesnis nei atrodo. Šis modulis, pavyzdžiui, naudoja Bluetooth 5.0 technologiją, kuri užtikrina stabilesnį ryšį ir maždaug 15 metrų perdavimo atstumą. Atvirose erdvėse. Tai užtikrina, kad galėsite valdyti savo muziką iš bet kurio kambario kampo. Jis turi dvigubo kanalo stereo išėjimus, todėl galite prijungti net dvi kolonėles, lygiai taip pat, kaip būdavo jungiama prie senų garso sistemų. Vieną kairiajam kanalui, kitą dešiniajam, išlaikant įtraukiančią garso patirtį. Norėdami maitinti modulį, jums reikės nuolatinės srovės maitinimo šaltinio, kuris tiektų nuo 8 iki 24 voltų.
Ir labai svarbu, kad įtampa neviršytų 26 V, nes tai gali sugadinti modulio mikroschemą. Be to, maitinimo šaltinio srovė turi būti didesnė nei 2 A, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas ir pilnas stiprintuvo galia. Svarbi detalė yra ta, kad maitinimo šaltinio galia turi būti didesnė nei stiprintuvo išėjimo galia, kad garso kokybė nenukentėtų. Pavyzdžiui, jei naudojate 24 V maitinimo šaltinį, kuris tiekia 2 A, modulis gali tiekti iki 50 W kiekvienam kanalui, naudojant 4 ohmų garsiakalbius. Tačiau jei naudosite 12 V maitinimo šaltinį, su 2 A modulis vis tiek veiks. Bet supraskite, kad jis neišduos maksimalios išėjimo galios į garsiakalbius. O kokios garso kolonėlės yra suderinamos su šiuo moduliu? Šis Cinelink modulis yra sukurtas dirbti su garsiakalbiais, kurių varža yra nuo 4 iki 8 ohmų. Ir rekomenduojama, kad garsiakalbių vardinė galia būtų apie 4–10 W. Kad būtų išvengta perkaitimo ir galimos žalos, jis taip pat turi svarbias apsaugos funkcijas, tokias kaip apsauga nuo trumpojo jungimo, apsauga nuo perkaitimo su automatiniu atsistatymu ir apsauga nuo atvirkštinio maitinimo šaltinio prijungimo, kas suteikia papildomą saugumo lygį. Be to, jis leidžia reguliuoti garsumą, pristabdyti arba paleisti grojamą muziką tiesiai iš įrenginio. Be to, jis turi AUX įvestį, skirtą prijungti kitą įrenginį laidu ir ausinių išvestį. Tai reiškia, kad prie jo galite prijungti ne tik savo telefoną, bet jei reikia ir kitus įrenginius laidu. Ir jis dar turi USB tipo C jungtį, jei turite senų dainų USB atmintinę, kurią norite prijungti, ir jei norite naudoti tik jį. Jūsų patogumui. Automatinio Bluetooth prisijungimo funkcija užtikrina, kad kartą suparavus, modulis visada prisijungs prie jūsų įrenginio, kai tik bus ryšio zonoje. Nereikės škantoti proceso. Ir kas man atrodo šaunu, tai kad ši maža dėžutė dar turi programėlę telefonai, kuri leidžia valdyti visus jo garso nustatymus tiesiai iš savo telefono. Pradėjus šį projektą, keli paprasti atsargumo veiksmai gali labai pakeisti situaciją. Pavyzdžiui, patartina galios stiprintuvo plokštę laikyti kuo toliau nuo Wi-Fi signalų, kurie gali sukelti trukdžius. Taip pat svarbu būti atsargiam dėl statinės elektros. Taip yra todėl, kad nors jis atrodo paprastas, iš tikrųjų tai tik atvira grandinės plokštė. Todėl prieš liesdami plokštę iškraukite nuo rankų statinę elektrą. Kadangi Bluetooth mikroschema yra jautri statiniai elektrai, o norint užtikrinti geresnę garso kokybę, laidas jungiantis modulis su garsiakalbiais neturėtų būti pernelyg ilgas. 1 metras yra tinkamas ilgis. Bet ką jūs gaunate iš šios iniciatyvos? Taupimas. Vietoj to, kad investuotumėte į naują Bluetooth garso sistemą, jūs naudojate tai, ką jau turite, išleisdami tik dalį sumos modulį, pavyzdžiui, Cinelink. Antra, jūs prisidedate prie tvarumo, sumažindami elektronikos atliekų kiekį ir suteikdami naują paskirtį įrenginiams, kurie vis dar gali daug ką pasiūlyti. Ir svarbiausia, jūs atgaivinate savo senų kolonėlių garso kokybę, paversdami jas modernę ir funkcionalią sistemą, pasiruošusią pagyvinti jūsų namus mėgstamą muziką. Rimtai. Nuostabu, kaip mažas komponentas gali padaryti tokią didelę įtaką, sujungdamas 2 pasaulius – praeities kokybę ir dabarties patogumą. Aš nusprendžiau sukurti šį vaizdo įrašą, nes iš pradžių nieko nesitikėjau iš šio įrenginio, bet jis pranoko visus mano lūkesčius. Aš tiesioginę to žodžio prasme pakeičiau milžinišką dėžę, pilną mygtukų ir daiktų, kurių jau nebenaudojau, stovėjusią tarp garso kolonėlių. Į šį mažylį čia, kuris telpa mano delne. Sakykime, tai buvo vietos sutaupimas, technologinė pažanga ir dabar galiu prijungti savo telefoną prie jo per Bluetooth ir klausytis savo muzikos. Su šiomis senomis kolonėlėmis, kurių kiekviena turi po 30 W, paliksiu šio mažylio nuorodą Mercado Libre platformoje kažkur čia ekrane, kad galėtum pasižiūrėti. Ir galėsite nustebti, kaip gerai jis veikia. Aš vis dar ieškau būdo, kaip padaryti jį nešiojamą, bet tai jau kitos laidos tema.
Man reikia žinoti, ar jums patiko tokio tipo vaizdo įrašas. Taigi, jei jums patiko ši idėja ir norite matyti daugiau tokių vaizdo įrašų, parašykite komentaruose grotažymę pasidaryk pats, kad žinočiau, ar verta tęsti tokio tipo turinį ar ne. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti. Jei dar nesate prenumeratorius, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. O jei jums įdomu sužinoti apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskaitykite čia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad galėtumėte pasinaudoti įvairiomis galimybėmis tobulinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą jūsų karjeroje. Ar kada nors pagalvojote apie galimybę panaudoti savo seną garso aparatūrą su tokiu įrenginiu? Ar esate iš tų, kurie saugo seną daiktą, laukdami progos vėl jį panaudoti? Palikite savo idėjas komentaruose. Galbūt mes pabandysime sukurti kokią nors pakartotinio panaudojimo idėją. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turėtumėte pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Ir jei norite prisidėti prie mūsų, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip, inžinerijos mėgėjai. Didelis apkabinimas ir iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.